Sveiki bičiuliai, šiame video trumpai apie graibštą, braidymui ir ne tik. Kaip matot, pats graibštukas atkeliauja pakuoti, dėklę, na ir išimkim jį. Atsegam ir lupam į lauką. Ir graibštas, kaip matot, išsipakuoja, išsiskleidžia pats. Na ir kokybė iš tikrųjų pačio graibšto yra nereali. Pirma, tinkliukas, nežinau kaip matot, bet tai yra gumuotas smulkiomis akytėmis tinkliukas, taigi smulkus čichedai ir panašiai nepralys. Ir siūlės padarytos irgi labai gerai, šita medžiaga superinė, aišku, čia rašo kažką Chengzi, jau nesims, bet kokybė superinė rankena irgi yra tokia išlengvinta, kaip matot, su skylėm. Ir yra tokia va ta plokštė lanksti, kuri leidžia šitą graibštą supakuoti taip, sakysim, kompaktiškai. Tai va, kam jį naudoti, tai va yra du dydžiai, čia yra didesnė versija, na ir upėtakiui, nežinau, iki 60-50 cm tai laisvai. Kaip matot, pati forma galvos yra labai gera. Tai yra tokia kiaušinio ištempto forma, na ir žuvis ateina galva pirmiausia jūs, na ir svarbu, kad graibštas būtų ilgesnis negu platesnis. Tai va, ateina žuvis galvą įkišat ir tada telpa visa žuvis. Na, šapalas, 2 kilai šapalas čia tils be jokių problemų irgi. Tai va, ką dar apie šitą graibštą pasakyti, kad, sakysim, nebus jisai jau toksai standus, kai ten, sakysim, kieto rėmo graibštas. Ta prasme, jisai jau šiek tiek tabaluojas, jeigu tenais bandant jį pajudinti. Bet vėlgi, šita vat kryptim, tai jisai netabaluoja, o linksta. Tai vat, tai yra super tenais. Griebiant žuvį, tai, kaip pasakyti, kabliuko neišpjausta žuvis jau, jeigu ten nepataikysit iš karto, nes čia amortizuoja šiek tiek. Tai va, superinis reikalas, kas vat priklausot šitam upių latrų klubui, kurie ten labai mėgsta, aš priklausau šitam klubui, iš karto atvirai pasakysiu, tai vat, kad kas mėgsta bastytis paupiais, ten po visokias sunkiai pasiekiamas vietas, gaudyti didelę žuvį, margą žuvį ir taip toliau. Tai vat, šitas kompaktiškas graibštelis bus super. Ir svarbiausia, pigus. Dizainas, vat, sakysim, arba idėja, tokia jau nėra čia nauja. Gal prieš 4 metus berods pirmieji tokie graibštai atsirado, bet jų kaina buvo ten apie 100 eurų. Na ir jie nebuvo tokie geri, kaip šitas ten buvo vėla naudojama, tai jie linkdavo šitą kryptim labai jau ten lengvai, ten nuo paties svorio. Tinkliukai nebūdavo tokie geri ir panašiai. O dabar čia vat yra, sakysim, viskas padaryta tikrai neblogai. Plastikinė rankena, nesurudys, neišbrinks nuo vandens ir taip toliau. Dabar šitą padedam į šoną ir pakalbam apie dėkliuką šiek tiek. Dėkliukas irgi yra superinis. Kaip matot, yra čia tinkliukas šone, kad vanduo galėtų išbėgti. Šiek tiek paminkštintas, na ir yra užsegimas, kai transportuojat, na ir šitos pusės galite sekti prie kuprinės, bet aš sakyčiau ir rekomenduočiau naudoti šitą vat kilpą ir praverti per diržą, nes įdedant ir ištraukiant, jeigu ant kuprinės, tai nebus taip patogu, tai vat, o ant diržo uždėjus žymiai patogiau, nes tiesiog prisitvirtina pats dėklas daug geriau. Tai va, kaip sakau, paminkštintas, neoprenas, toksai net panaudotas šonams, superinis, kaip sakau, nesims, bet čia jeigu problema jum, kad rašo nežinomą brandą arba firmą, tiesiog pasimkit markeriuką juodą ir užtušuokit, na ir nebus problemų. Va toks va reikalas, o dabar kaip jį supakuoti, tai va turbūt bus įvairiausių tenais variantų, bet man paprasčiausiai tai va vieną ranką dedi taip, kitą taip ir tada suki. Ir kažkaip jisai susimakaluoja va taip va. Svarbu, kad būtų ir šita kryptim nedaug. Ir tada į dėkliuką gražiai šmūkšt ir įsideda. Sakyčiau, kai vat naudosit jį, visada, kai vat prisiseksit prie diržo ypač, atkreipkite dėmesį, kad kampas būtų geras paimti, nes šitas yra reikalas toksai sugalvotas, kad būtų patogu ir greitai išimti, sakysim. Ir va dar geriau, sakyčiau, vat, kad rankena būtų arčiau prie kūno. Ne nuo kūno toliau, o arčiau prie kūno. Tai vat, jinai bus prisispaudus ir tiesiog bus
patogiau nešioti. Na ir tada atėjus reikalui, greitai išlupi ir pasiemi žuvį. Tiesiog pasaka, lengvutis irgi pagamintas puikiai, ko daugiau norėti. Va, nežinau Lietuvoje kiek kainuos, bet paliksiu nuorodas, apie 10 eurukų kažkas grubiai. Gal ten šiek tiek daugiau ar mažiau, bet už tokią kokybę tenais, už dizainą ir idėją, čia 30 turbūt laisvai būtų galima atseikėti, o dabar čia centai palyginus. Tai va, dar kartelį parodysiu, kaip sudedam. Taigi vieną ranką, bent jau man svarbu, kad rankos būtų, kaip pasakyti, viena virš rėmo, kita po rėmo. Ar ten bus taip ir taip, tai nėra svarbu, bet tiesiog man patogiausia va taip yra. Sudedi ir suki ir tada jisai gražiai susilanksto. Easy peasy, kaip sako, ir tada į dėklą. Tiek žinių. Jeigu reiktų patobulinti kažką, tai šitam dėklę, ypač graibšte netobulinčiau turbūt nieko, ypač už tokią kainą, bet vat dėklę tai dėčiau 2 šitas kilpas diržui, kad būtų dar stabiliau, ir šitą klipsiuką gal daryčiau tą lipduką tokį. Ir palikčiau ilgesnį galą, kad būtų lengva jį pagriebti ir atsekti. Bet, kaip sakau, naudosiu šitą ir naudoju šitą užsektą, kai transportuoju, kai žvejoju, tai visada atsegu, kad būtų šitas dėklas šitoje pozicijoje, ir tada greitai išlupi ir graibštas vietoj pasirengęs semti didelę žuvį. Tai va, dar kartelį, pažiūrėkit nuorodos apačioj, įsigykit, nenusivilsit. Gerai, šiam kartui tiek, dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!